É cara si Carolina, vazio e a su golfo. Nos kieszeń zarają jeden ten poverelos. Magazine kupinava bet kišenės tuščios. Kursuoja perero pakelėme praktiškai. Nu va, viskas pagaliau kelioniai pasiruošta. Kibiras sukrautas jau pilnai. Kiek mes atlaikys. Prisikroviau, tai jau čia. Šiaip biški lauktuvių dar reikia nuvežti, tai čia biški sumažės tų dalykų visų. Taip, tai nevažiuosim. Dar šitą reikės padarą. Ten va viduje yra. Šitą irgi atiduoti, šitą kartą nesivešim. Aišku, kad ir kaip labai norėtume mes įimti, bet neimsim. Nu va, ir bagažinė. Biški nesilaiko gaila. Nu va, čia viskas būtiniausia. Pora mėgmaišiukų mėgoti. Šaltų. Ten dar čiužinys. Karočią, gal kažkaip. Tai va. Mažiau, lįsk lauk. Pasifilmuok biški. Neliūdėsime mūsų. Nes mes taip pat tavęs labai liūdėsim. Gal reikia tau duoti filmuoti, nes aš jeigu tai filmuosiu ir vairuosiu, mes galim labai toli ir nenuvažiuoti, yra tokia tikimybė. Va, Lenkai gaudo pabėgėlius, ieško. Prisistatė va čianais autobusų visokių. Tokie rimtesni, ale karininkai tikrina. Tai va čianais va tasai. Stovi vienas paprastas. Visai žiūri, kurie čia įtartinesni galėtų būti. Tai tos įtartinesnius čia į dešinę va siunčia. O kitus tiesiai praleidžia. Nu žiūrėsim, kaip čia su mumis gausis. Ar įtartini ar ne. Yra? Nu taip, mažnai. Nu ką vakarieniai turim? Turim troškintą kiaulieną su grikių koše arba troškintą vištieną su grikių koše. Ką reikės? Nežinau, o yra su perliniam kropom kas nors? Ne, Nu patikrink. Ne, tik tai šitie du pasirinkimai. Žiauru. Nu gerai, tada kiaulieną man duok. Nu gerai, va pamoka kaip reikia pasidaryti, valgyti, reikia viską čia susiminkyti, kad būtų suvaišė, nebūtų gumulai. Paskui reikia dėti į šitą pakelį, užpilbiški vandens ir jisai jau užverda automatiškai, taip ir pašį. Sakyk, kiek pilti? Užtenka! Gerai. Kas čia dar valgoma? Tie sausainiai, kur visus žandikaulius dantis galim susilaužyti. Čia doniukai. Doniukai. Nu ir sausainiai tie. Ką, išmiegojom? Kiek dabar? 6:30. Kažkaip pradėjo lyti, galvojam. Nėra kad čia laukti, reikia važiuoti, kad per 2 dienas pabandyti davažiuoti. Pirmą kartą pavyko tiek toli nuvažiuoti per 1 dieną. Iki Slovakijos vidurio davažiavom. Čia visi mane lenkia, žiūriu. Aš taip važiuoju į miestelį. Šią kokią laikau taip. Visi mane lenkia, čia turbūt greitis neribojimas. Nežinau, ar eina. Ar eina ugnis, ar neina, man atrodo, neina. Šit. Kur ugnis? Nu, piškė išsilydęs mažiau. 2 dedam vis tiek? Nežinau, galim pabandyti vieną. Ai, 2 dedam, aš tai alkanas esu. 2 jeigu nesuvalgysim. Aš tai suvalgysiu. Blemba, jau gerai, jau čirška. Belė kiek čia? Netelpa į keptuvę. Gal vis dėlto vieną būtų užtekęs.
Nu, blemba jo, rimtai čia jau kaip normaliai. Nieko. Su nuolaida pasiėmėm. Kiek kainavo, neatsimeni? Iki 2 eurų. Tai čia vis tiek jau. O čia dar norėjau pažiūrėti, kaip čia padangelės mano. Dar normaliai čia užtenka. Kažkaip pasako kiti protektoriaus, kad tipo trūksta. Tikrai netrūksta. Viskas čia. Ai, čia biški gal ir trūksta. Nu nieko, vis tiek po Lietuvą tai aš nesivažinėju su tokiom. Čia grinai tik tais, vat, kai iš ES išvažiuoju. Prie sienos vėl užsimesiu senasias, geras. Viskas čia tvarkoja. Na, čia irgi taip. Na, ten ta biški tokia kažkaip padrošta minimaliai, bet... Biški padrošta, bet sueis, ką čia. Ir buvę, ir blogiau. Čia gali kilti klausimas, kam čia šitas dalykas. Tam, kad bagažinė nesilaika, nes šitie šūdai nelaika. Iš vienos ir iš kitos pusės nei vienas, abudu sulūžę. Taip, tik tai dėl vaizdo. Dar norėjau pasikeisti aš juos. Bet kažkokia tai šventinė diena, ten žolinės buvo, nieks nedirbo. Būčiau dar gal kažkaip veidrodėlius šitą kažkaip pasidaręs, bet irgi laiko nebuvo. Bet šiaip tais... Čia viskas sutvarkoma, man tik tai reikia akmenuką biškį tokį didesnį surasti ir čia užkišti, tada biškį geriau matysiu. Nes dabar kažkaip nesimato. Šitą veidrodėlį tai susitvarkiau biškį paprasčiau, čia su izoliacija. Užkliavau, tai laikosi. Tai viskas normaliai. Vėl kaip lėje. Dar mokam keliai susimokė, bet tai įstoti gavosi. Todėl kažką darytų jau. Tai nematau kur važiuoti. Tragedija. Prie sienos esam. Sako, į darbą varo visi. Vyrėjai varo į darbą. Nu va, čia dėl tų gaisrų. Taip biškį pabijojom, kaip tenais labai jau ten visi gąsdino. Bet, nu, lyg tai normaliai, nieko čia nesimato, tenai va toliau biškį. Viskas smogė, visur tas kvapas grinai degėsiu, bet kad kažkas labai jau taip degtų. Nu, kai visą laiką, ką per daug gąsdino, man atrodo, ir viskas. Nu, čia biškį apie kuro kainas. Tai Juodkalnijai euras tram 4 dizelis, o čia euras šiam. Tai aš dar klausiau tenais, ar kur kainos didesnis, tai degaliniai neapgavo manęs. Tai gerai, vat pilną baką prisipyliau. Sakau, kai pistoletas išaus, tai dar pilk, kad dar iki viršaus būtų. Nes čia biškį planuojam Albaniją pasisukinėti. Tai reikia pataupyti pinigus. Nes ir taip dar sumokėjau ten Serbijoje, lupikautojai blemba už mokamus kelius. Niekaip navigacija nesuranda tinkamo kelio, kaip nevažiuoti per mokamus kelius. Tai kažkokį tai kelią rado žvyrkelį ir tas tenai su tvorom užtvertas. Tai taip ar taip teko į mokamą sukti. O ten tai brangininkai, kiek tenais, už šiam kilo kažkur tais apie trajekas, 3 eurai. Nu, tai nuvažiavom mes 108 kilų mokamais keliais. Nu va, dabar čia naisva palei žemėlapius, įvažiuosim jau už 600 kalnus tos visus. Įvažiuokite į žiedą ir sukite į trečiąjį 50 km liko ir grinai važiuosim taip. Wow, visai per tos kalnus. Ten dar žiūrėjau prieš 3 metus kažkur tais nebuvo kelio lygtais. Po to ChatGPT paklausiau, bet ChatGPT dažnai meluoja, tai klausimas, ar mes ten važiuosim ar ne. Bet ten visiškai kažkoks žvyrkelis, arba su motociklu, nu tokio jau gali pravažiuoti, kur per viską važiuoja, arba su džipu. Su mano kibiru tai jau nepravažiuotume. Jau tektų, kaip sakant, pastatyti ir jau pėsčiom eit, nes per daug rizikinga. Nu, bet tikiuosi, papulsim.
taip kelias pavojingas, tada čia gyvūnų toj vaikšto. Aš iš vis per vidurį kelio eina. Ką veikiam? Hello, karvytė. O čia arkliai? Arkliukai, atsargiai. Atsargus aš. Čia jie pabėgo. Ne, jis buvo ten seniukas, kuris ganė jos. Oh shit. Oh no. Tai kaip man aplenkt, dabar pavyks ar nepavyks, įdomu. O, tai kaip mielas mano savyti. Dar vieną, jeigu pasitrauktų, tai aš jau pravažiuočiau. Pravažiuoju? Žiūrėk, kaip savo. Ne, maža vyta viena prieki. Žiūrėk, kaip savo. Jinai nenori išvažiuoti. Jo, pravažiuoju. Aha. Čia navigacija. Iš toliau biškį čia nefokusuoja, tai bele kokie vingiai. 12 km liko davažiuoti. Jau stačiai gan važiuoju aš tai. Jeigu ką domina golfukas, va, matot, čia labai gerai va, kylam, be problemų, mašina ledinė. 3,5, už 3,5 parduodu, minimaliai galima dėrėtis, jeigu norit, va, jeigu kas video žiūrit, jeigu kas nors planuojat, va, kelionės, va, čia į kalnus dar kažką, norit patikimaus automobilio, kad nepavestų, į bet kur gali važiuoti, prašau. 3000. Ką čia? 1,9 TDI, 7,7 kW. Biški apdaužytas yra. Kaip čia neapdaužysi, kai ištisai va taip važiuoju, tai apsidaužo. Leiksiu patyperą. Tai va, kas dar? Viskas suvalkyti prieš kelionę, viską pasižiūrėjau, tepalai pakeisti. Ryja vidutiniškai, o taip važiuoja, 20 litrų. Gerai, tai kur mes čia einam, kur mes čia atvažiavom? Čia tipo Albanijai pagrindinė, kaip ir tokia įdomiausia trasa, kur visi eina iš vieno kaimo į kitą per kalnus. Bet mes eisim tik tai nuo vieno kalno iki pusiaukelės, iki kalno gal viršūnės, aišku tikiuosi, nu tikslas. Nes ten labai gražiai atsiveria vaizdas. Nes kažkada esam buvę iš kitos pusės kalno irgi ėjom, bet tik viršūnės nedaėjom, nes buvo dar sniego, vidury vasaros ėjom. Dabar jau galas vasaros, turėtų būti viskas užtirpę. Tai va, ir tas kaimas čia grinai kalnuose yra. Ir neseniai, kaip sakiau, va, tik tai kelią ten padarė. Prieš 3 metus tik tai. Nu, bet prieš tai irgi čia galim buvo patekti. Važiuodavo, jeigu su visokiais keturačiais. Arba su kokiais džipais. Aišku, su mano mašina tai sunkiai. Ir dabar neaišku, kas ta mano mašina ten yra. Ant galo, kai nusileidau, kažkokią klaidą pradėjau mest su stabdžiais. Iki galo spaudžiu stabdžius, gan prastai stabdo. Nu, bet gal užkaito reikia tikėtis tik tai. Nes prieš kelionę grinai stabdžius suremontavau, 400 sumokėjau. Tikiuosi nebus kažkas labai baisaus.
Vienu žodžiu, belė kaip pila. Kažkokia praeisiu biškį. Kažkokią pastogę čia radome. Bet žiūriu, grinai šiandien lyja, vat būtent tik čia, vat būtent šitoj vietoj vat lyja. Rytoj lyg tai nelys, nu reikia tada turbūt pastovėti čia, pažiūrėti gal kas su tais stabdžiais. Ir po to vat, jau nuspręsim. Gal rytoj tada išeisim jau dar kartą, dar vienas bandymas. Nu ką, visai nesiseka, pila belė kaip. Nusprendėm suktis atgal, nu toli nenuėjom, ten gal kilometrą, pusantro. Ir visą dieną vienu žodžiu lys, nu tai čia tragedija, čia nesąmonė. Einam atgal į mašiną, pasėdėsiu, pakimarinsiu, bent jau internetą, kaip išsiaiškinau, kaip pasijungti. Internete pasidėsiu, nu vienu žodžiu, važiavom 2000 km ir galim bus smagiai bent jau mašinai prie interneto pasėdėti, nes prieš tai tos galimybės nebuvo. Dabar jau pravažiavus 2000 km pasėdėti internete mašinai, jau visai kaip ir smagiai tokia atrakcija darosi. Bet nieko, rytoj žiūriu, turėtum stoti lyti iki rytojaus. Rytoj nueisim, tikrai rytoj nueisim. Nu, žiūrėk, koks langas. Taip atvarėm. Jis šlapi. Kai būna ir pradeda garuot, kaip čia vadinasi viskas? Drėgmė, ne? Ir niek nesimato, kur važiuoti ir dar tokie keliai. Gerai, kad netoli važiuoti. Jo, nes šiaip tai visas davažiavimas iki šitą kaimą va toks ir buvo. Čia prieš 3 metus padarė tik tą kelią, iki kurio mes davažiavom. Tai vien tik dėl to iki čia dasigavom. Nu va, dabar į mašiną atvažiavom, biškį nuvarėm iki parduotuvės užsipirkti kažko. Vis tiek lyja, tai ką veikti. Tai nuvažiavom iki parduotuvės. O ten čia GPT dar kaip tik paklausiau, kas su tais stabdžiais galėjo būti, tai rašo, kad tiesiog stabdžių greičiausiai užvirė ir dėl to pradėjo silpnai stabdyti, nes aš kai spaudžiu stabdį, man gan giliai jinai spausti, prieš tai taip ne, lygtais viskas tvarkoj. Tai lyg tai gerai, tai karočiui, viskas lyg tai į geresnę pusę eina. Šiandien išmiegosi mašinai. Ką darysi jau, net nepadarysi, čia tai tikrai nemiegosi šitus brangininkus. Mes jau parduotuviai nusipirkom viską tai brangiai, nu tai, kaip sakant, biudžetas jau daugiau nebeleidžia. Tai karočiui, mašiną išmiegosim. Nu, kaip čia atrodo visi mano tie ratai. Tai aš jau prieš tai paliečiau ir pirštą nusideginau iš karto. Nu, iki dabar dar biški toks kvapas jaučiasi gumos po to važiavimo. Nu, tikiuosi pavyks atgal per tą kalną pravažiuoti. Čia išvis pizda. Bolidas jau čia visiškas. O kam dabar sugalvojom? Dabar sugalvojom eiti iki Krioklio, nes čia nėra toli, čia yra 3 kilometrai tik tai. O į tą kalną mes jau nelipsim šiandien, rytoj bandysim lipti, nes galim per daug užsivėlinti. Tai irgi nėra gerai. Ir irgi kažkaip kritulių pusiau žada, pusiau nežada, tai turbūt grįšim iš to Krioklio. Biškį dar pakimarinsim mašiną, eisim miegoti mašinai. Turim tą čiužinį, išsitiesim, išsimiegosim. Ir rytoj iš pačio ryto tada galėsim šauti jau į tą viršūnę. Nu va, radom kelią iki Krioklio. Galim bus daeiti. Oras pagerėjo visai. Neatrodo, kad turėtų lyti. Visai neblogai. Nu va, koks takelis. Realiai, jeigu filmuoju, tai reiškia, čia yra įdomu. Nes prieš tai nefilmavau, tikrai buvo ne taip įdomu, kaip dabar. Čia dabar įdomus takelis. Šitas daiktas iš vis yra labai įdomus.
Dai, einam. Nu, čia net pasilenkti reikia. Ir yra tiltas kažkoks. Ten kažką žmonės bando nuveikti. Ai, tu turbūt mums irgi taip toliau reikės eiti. Nu va, visi varom prie krioklio. Čia priartinsiu dabar, kaip ir kiti varo prie krioklio. Va. Mes irgi taip pat varom prie krioklio. Biškį pasidėjom mašiną. Biškį apšilom, nes buvo šalta, sulijom. Tai pasidėjom. Dar prieš tai parduotuviai buvom. Po parduotuvės biškį apšilom. Tai dėl to sugalvojom iki krioklio eiti. Nes taip tai turbūt net nebūtume sugalvoję. Nu ne? Ką? Taip, ne? Ne. Ne. Nu ne, tai ne. Blemba, biškį nelaimė nutiko. Susigadinau savo kalnų maikę. Čia vat mano firminė maikė, kur einu visą laiką į kalnus. Čia langas į gamtą vadinasi. Tik einu į gamtą, šitą užsidedu. Realiai jinai gal, nežinau kaip per kamerą atrodo, bet jinai atrodo tokia papilkšvėjusi jau. Po 10 metų. Ir vat nutiko nelaimė. Apsitaškiau. Nežinau, ar matos irgi. Tai klausimas, ar išsiskalbs. Tai jeigu neišsiskalbs, reiškia viskas, paskutinis žygis į kalnus, daugiau nebeisim. Fakt, batus apsemsiu paliubomu. Mašina visi važiuoja, čia yra padaryta, kad su mašina važiuotum. O ten tas tiltas pėsčiųjų, ant kurio reikia užlipti. Bet aš jau tikrai tingiu žiauriai dar per aplinkų eiti, tai kaip sakant, išdžius. Nu čia paliubomu reikia kitą pusę praeit kažkaip. O akmenys slidoki biški. Biški yra ir. Nors aš su savo žygio batais. Blemba, kai filmuoji, iš karto viskas labai pasunkėja, visas ėjimas. Taip tai kažkaip lengvai praeičiau iš tikrųjų, bet kai reikia filmuoti dar man tampa dar sunkiau. Ai, plius dar apšilęs esu tiksliai. Šitas irgi biškį apsunkina visą šitą reikalą mūsų. Pajom, tai kažkur 20 minučių kančios buvo. Ar buvo verta? Nu, kaip iš neturėjimo ką veikti, tai atėjom. Bet taip tai sakau. Taip nebūčiau ėjęs. O, patys drąsiausi lipa. Puliom, jaučiu šaltas vanduo. Bet tai žmogus vis tiek lipa. Na, aš turbūt nelipsiu. Jo, tikrai šaltas tas bičas, kur maudėsis. Man atrodo, na, vos nenukritau. Dar labiau apšilęs yra. Nes aš dar ne tiek apšilęs, kad maudyčiausi. Karočiui, einu vis dėlto. Ai, turiu vandens batus, tiksliai. O, jisai kokia 10 laipsnių. Aš nesuprantu, ko tas vanduo negali šilti normaliai. Tokio šaltumo. Baisu. O, kaip gera. Šalta. Čia yra belė kokio šaltumo vanduo. Kas sugalvojo šaltą vandenį? Čia nesąmonė. Šalta. Dai, tu šok. Kaip aš šoksiu su Timkem? Visi čia prisigalvoja, kodėl negali iššokti.
Šuo dronus gaudo. Sweetheart, it's okay, it's okay, it's okay. You guys don't vlog? No, we didn't even go to the video. Huh? We are not even in the video. All I need is drying. Nu ką, jau ruošiamės biškį eiti gulti, miegoti. Nu va, dabar kiek yra? 10, jau po 10. Rytoj keliamės. 4 ryto. 4 ryto. 4 ir patys pirmie eisim būtinai. Jep. Kad nereiktų ten grūsti su visais ten ir panašiai. Jep. Nes užmėsa mane eina, ten minios eina, jie ten kažko reikia jam visiems. Ne, taip jau. Degina. Akis. Ką, 6? Oi, 6 sakau. 4 ryto, kaip ir žadėjom. Atsikėlėm, biškį pavalgyti. Tingiu aš tą visą aparatą traukti, gal pabandysiu taip čia pakurti ir viskas. Bus paprasčiau. Arba sudėtingiau. Neaišku. Kaip čia gausis. 4 kapsulės turiu. Čia iš tų karinių davinių ten po 3 būna. Tokie gybi nieks nedega. Jau su diskais pirštus nusideginau, tai kažkaip tais vienodai, jeigu dar nusideginsiu. Kročiai, sugalvojau, reikia duobę iškast biškį. Nes kai šitą uždedu, turbūt oro negauna ir užgesta man. Pliam, kaip čia šituose kraštuose kažkas užsidega, dar gaisrai būna. Aš tai čia nieko nesugebu uždegti. Antras bandymas. Išėjom. Kiek dabar, kol išsiruošiam, jau 5 ryto gaunasi. Jau einam. Ir žiūriu vėl, ne vieni. Ne vieni, va. Su mumis eina. Draugelį. Ne, čia važiuoju. O, geras taksi. Jeigu norit, va, į viršūnę. Da, nusišypsojo. Va, jeigu tingit lipti, su taksu užveža. Blemba, ir jau kažkokių turistų grupių čia eina. Eitų jie pamiego dar kažką. Miniom eina ir viskas. Nu, ko jam čia reikia? O ką tau čia reikia? Kažkur išlindom iš tų miškų. Kur? O, geras. Turbūt labai artintis irgi nėra gerai. Užkandžiauja. Karšta pasidarė. Nusirengiau biškį. O čia nais buvo vienas tasai kaimas. O mes galim vat per siauriausią perėjimą, kur ten tie kalnai yra, pereiti iki kito kaimo. Žemiausia perėjimą. Jo, žemiausia tokia vieta. Ir anksčiau gyvenavo čia žmonės ir jie viens pas kitą eidavo visą laiką vat per šitą perėjimą. Nu, ir ten buvo toks, skaičiau, toks bičiukas, kuris ten visą laiką varydavo pas mergikę vieną. Ir tėvai neleidavo ten pas ją nakvoti. Tai ryte išeidavo, ten biškį su ją pabūdavo ir po to grįždavo atgal į savo kaimą. Ir va taip praktiškai kiekvieną dieną eidavo. Tokia istorija va buvo. Missing, dingęs. Pola, dar vienas. Čia tas pats. Ai, žiūrėjau, panašus. Taigi čia tas pats taksioras, kur va tada praleidau. Ramesnė vieta atrodo. O, palipimui. Aišku, reikia tik tai nenusijoblinti. Būtų gerai. Nu va. Va tas viewpointas. Tai čia ir yra. Visi eilė.
Minė žmonių, visi eilę laukia nusifotkinti, jau turi lip lauk. Nu, čia einam, lipam. Atrodo, kad į palę čia fainiai. Turėtų būti gražu visaip, bet iš tikrųjų ten užlipus turėtų būti daug fainiau. Šičia va tas vaizdas, nu turėtų būti 5 iš 10. Nes ten, kur lipam, turėtų būti 10 iš 10. Jo, viršūnės matosi. Jau nedaug liko. Dar kokie 20 minučių, man atrodo, ir ateisim. Nu, biškį, užkandžiaujam. Pietaujam, kaip sakant. Ta patį kaip visą laiką. Maistas verda, šila. Ką gaminėsi? Jautiena su kruopom padaže. Kietai. Hello. Dar va tokį turiu čia, su džemu. Tai šitam pakiai yra džemas arba medus. Sausainukai 4 tokie. Šokoladas. Čia toliau riešutukai ir pagrindinis patiekalas. Nu ir toliau visokie čia chuine iš tikrųjų. Ten degtukai, ten tos tabletės, servetėlė. Nu ir šaukštas su kom valgyti. Nu ir čia dar gauni kažką arba arbatos, sriubos, cukraus ir kramtomos gumos. Tai va, visas šitas 4 euriukai. Kai varai į kalnus, tikrai apsimoka. O nesiknisti tenais kažką ten iš parduotuvės nešti, labai patogiai. Eina savo, kai sunkiai neša jisai. Dar jį vesti taip sunku. Tai minios žmonių, minios. Kažkokia vieta čia iš viso kalnuose. Kaip čia atsibeldžia tie žmonės? Aš nesuprantu. Nu, čia tas susikirtimo taškas, kur yra nuo vieno kalno kaimo iki kito kaimo. Pusiaukelė. Čia žmonės eina iš kitos pusės ir va čia po to leistis. Iš čia, kur atėjom. O čia dar nieko nesimato to vaizdo, kur tenais žiūrėjau. Reikia tenais va palipti ir tenais va nusifotkinti. Ten įdomiausia yra. Čia žmonės sako, jau atėjom turbūt. Ja. Ir bus. Visi ta kančia dėl šitos vietos. Bet kad minė čia. Minė. Ten dar daugiau užlipusių. Sveikinu. Užlipai. Šitokia eilė visi fotografuojasi. Man atrodo, tikrai geresnė idėja yra ten palipti. Ten bus geriau. Viskas, jau čia aukščiausia vieta. Šioj kelioniai daugiau niekur nebelipsiu. Tik žemyn. Pasiekiau tą tašką, kurį norėjau. Kietai. Ir čia minios. Nesiseka. Jaučiu nesimatys. Plemba. Ten su 3 asilais eina ir nenufilmuosiu. Pareina. Dar neparėjęs. Tai nesimatys vis tiek. O gal matysis? Biški gal. Pagausiu. Nežinau, ar matosi. Kamerą pakėliau. Čia yra maks, ką galėjau padaryti. Arba matėsi, arba nesimatė. Tai matėsi. Nu, kaip tu vertini šitą žygį? Labai
Daug kardio, mažai vaizdų, bet gale visai fainiai. Kiek iš 10? 8,5. 8,5. Nu, aš mažiau duočiau. 7 duočiau. Šiaip visai smagiai, viskas gerai. Bet ir buvę ir geriau. Ir Karolina, Buffalo į pietus, keliai sumuštini, kvipelį karštas blynas, šausim savo sadavinį, nuskursim savo šventą, albaniškas nuotykis, pinigėlis skaičiuojam kasdieną. Iki Ksamil kelias, ilgas laukia mūsų. Nuo Klaipėdos važiuojam, be restoranų skupom. Mėgojom stoteliai, lyg benamiai šiek tiek. Dušų nematėm 3 dienas, bet smagu vis tiek. Viešbučio langas, tik dangaus vaizdelis, bet tu staupyt ciurus nuspirsom ledu pakelį. GPS pakrautas, rankoj zemelapis. Riedam per Europą, pigusią čelionę čia. Edgaras ir Karolina, Buffalo į pietus, keliai sumuštini, kvipelį karštas blynas, šausim savo sadavinį, nuskursim savo šventą, albaniškas nuotykis, pinigėlis skaičiuojam kasdieną. Iki Ksamil kelias, ilgas laukia mūsų. Nuo Klaipėdos važiuojam, be restoranų skupom.